Gerai. Tai žodžiu, vyrai, amžinas klausimas visiems, kaip pereiti nuo pasimatymų iki draugystės. Jūs susipažinote su žavia mergina, ne? Ir norite su ją draugauti. Klausimas, kaip tai padaryti. Visko gali būti su ją atitikti. Ir ta informacija bus tau numeris 1, kuris sakys, jei su jais santykius ar ne. Dabar mes pakalbėsim apie draugystę per atstumą. Ne, tarkim, tu susipažinai su moterimi, kuri yra iš kitų miestų. Nu ir kaip ta draugystė plėtoti, kaip tenai elgtis, taip toliau. Trumpai čia aš labai. Tokių draugysčių aš esu turėjęs porą ir... Ok, kaip išlaikyti moters susidomėjimą santykiuose? Čia yra esminis klausimas vyram, kad ta moteris nepradėtų žiūrėti kitą vyrą, nepradėtų eiti į kairę. Tai va, numeris 1 ir pats svarbiausias dalykas, norint išlaikyti jo susidomėjimą tavimi. Ir žinai, ką tu padarai? Tu pats jas išvalai, bet taip gerai išvalai, kaip tu nori matyti. Atsivedi ją, sakai, ateik biški miglę. Žiūrėk, matai dabar vaikštau, tragiškai, matai kaip nelimpa niekas. Va, pakeli žiūrėk, matai kaip švariai. Tai va, miglė, jeigu tu mane gerbi, varyk ją pas kitus vyrus. Čia yra dar labai svarbus dalykas. Kodėl? Pavyzdžiui, įsivaizduok, mes su draugė buvom nuėję į barą, ne? Ir, nu, ten klubas baras ir atėjo toks vyras, supranti, ten yra aukštas, stilingas, žinai, susitvarkęs ten šukuosinas, supranti, bateliai spindi.